Esu Monika Jakimavičienė, man 69. Kai jau užauginti vaikai ir vaikaičiai ruošiasi išskristi iš namų, tik mažoji Eisvilė dar močiutei tėra draugė ir pagalbininkė. Kai laisvo laiko daugėja, susirūpini, o kaip neprarasti gyvenimo džiaugsmo, netapti niurzgle pensininke, kuriai stinga materialių dalykų, pinigų vaistams ir nuolat persekioja depresija. Papasakosiu, kaip to išvengiame kartu su bendraminčiais. Renkamės visuomeninės ir religinės bendruomenės, dvasingai laiką leidžiame Švento Kryžiaus namuose, Trečiojo amžiaus universitete bei bočių bendruomenėse, kurios jungia vien Vilniaus mieste kelis tūkstančius nepailstančių ir dar daug energijos turinčių žmonių. Esu viena iš Trečiojo amžiaus bendruomenių aktyvių narių, įsitikinusi, kad senjoro laimė tai kiekvieno gyvenimas, kurį jau esame išmokę kaip gyvenimo pamoką, lieka tik išlaikyti rudens sesijos egzaminą. Kad gyvenimo rūpesčiai nutoltų, visų pirma ieškau dvasinės ramybės ir palaimos piligriminėse kelionėse, kuriuose pajungti Dievo dovanotos kūrinijos galybę. Supranti, kad ne tu esi žemės viešpats, ypač tai pajunti Marijos apsireiškimo vietose, sutikęs tūkstančius piligrimų iš viso pasaulio. Didelis džiaugsmas užplūsta širdį keliaujant po Lietuvos istorinės ir šventas vietas. Neatsiliekame ir nuo naujų technologijų. Dirbame kompiuteriais, rašome projektus, dalyvaujame savanorystės programuose, mokomės gaminti papuošalus, rengiame parodas. Kai išbrauki iš minčių savanaudiškumą, gyvenime pamatinis dalykas mano ir kitų bendraminčių tampa nuoširdumas. Tai bendrystė ne žodžiais, o pagalba viens kitam. Jei gyvenimas negali būti pilnas laimės, jis gali būti pilnas meilės. Tokia yra mano ir mano draugų gyvenimo filosofija. Gyvenkime aktyviai, būkime sveiki, puoselėkime jaunąją kartą. Kartų solidarumas labai priklauso ir nuo mūsų, senjorų, veiklos ir minčių.